Sveiki visi sugrįžę į mūsų kanalą. Žinau, ilgai nekėlėm video. Dabar yra 5 ryto ir mes išsiruošėm į kelionę su mūsų Mazdelė, su Mišelės Mazdelė. Tikėkime, kad viskas bus gerai, jinai nekaprizuos, o kur važiuosim, aš jums pasakysiu vėliau. Jau bėgu namo atgal, nes kažką pamiršau. Kaip sakoma, gera pradžia, pusė kelio. Taip nesakoma, bet nieko. Tai hebra, žodžiu, aš jums dabar pasakysiu, mes važiuojam į Varšuvą. Gal čia nelabai įspūdingas pasakymas, neįspūdinga kelionė, bet aš tikiuosi, jinai be kaprizų mums pavyks fainai atvažiuoti. Viskas bus gerai. Taip. Dabar hebrytė, čia mūsų pirma stotelė, Vijada. Mes sustojom biškį pasitikrinti savo padangų lygį, ar mes neišnaudosim daug kuro bevažiuodami. Ir mūsų pirmas, koks mūsų planas, mes važiuojam link Lazdijų iš Vilniaus, mes dabar čia prie Regitros esam ir varysim pro Lazdijus į Varšuvą. Ten turėtų būti lygtis mažiau fūrų, kažkas tokio, aš tiksliai nežinau, aš šitos nesugalvojau dalykų, bet sako, kad taip geriau. Tai žodžiu, važiuojam. Mane vis tokini, IG būk mano mokinį, nebusi tik rudžiai ir tai per daug tų kopijų. Nieko nečiūrų, su balinu. Akmoras, linkim bajo. Jums čia nesimato, bet čia tiesiog mes važiuojam į nieką. Aš laimingiausias žmogus pasaulyje. Tai žodžiu, čia mūsų dabar paskutinė stotelė Lietuvoje prieš įvažiuojant į Lenkiją. Va ten yra Lenkija, kaip matot. Nelabai matot, bet žodžiu, mes sustojom. Nematosi, kaip tik Nuvarėm į Tuliką, Mišelė Suvos ką tik nenutrenkė mašiną. Žodžiu, jinai pasiėmė kavutės. Mūsų Mazda dar kol kas gerai laiko. Čia dizelis yra labai brangus. Dėl to varysim į Lenkiją ir pažiūrėsim, ar ten gal pigesnis bus dizelis ir va ten užsipilsim. Aš tikiuosi, ten bus degalinė ir bus pigesnis dizelis, nes kitaip mes tiesiog sustosim. Čia brangiau nei Vilniui. Tai žodžiu, Hebrytė, mes atvažiavom, paskutinį kartą filmavom, kai buvom prie Lenkijos sienos realiai. Tai mes jau važiavom iš viso 5,5 valandos ir mums liko iki Varšuvos 1 valanda. Tai jau beveik atvažiavom, žiauriai ilgai važiavom per čia visus šitos autobanus, čia karočią mes nešėmės per visur. Tai prilėkėm dabar čia prie McDonald'o, čia tiek daug visko, tikrai atrodo jau kaip ne Lietuva, kaip sakoma. Mišelė aš neleidžiu į McDonald'ą, jinai jau man čia maldauja, sakau, ne, nuvažiuojam iki Varšuvos. Tai va, mums realiai liko valandėlė, mes tuo atlėksim ir tada susitinkam Varšuvai, davai. Tai žodžiu, hebra, įvažiavom ką tik į Varšuvą, ką tik. Ir yra dabar 10:01 ir jau kamščiai. Jau kamščiai. Tai jūs man pasakykit, ar Lenkai tiesiog važiuoja 11 į darbą, 12, ar čia tiesiog yra normalus Varšuvos gyvenimas. Atvažiavom jau į savo viešbutį, lemba pro Varšuvos centrą buvo važiuoti, tai daug prikolų ten. Mašinos eismas toks ne kaip Vilniui, tikrai prispažinsiu. Bet be jokių bairių viską pataikėm, visus posūkius, tai va, atvarėm į savo viešbutį. Booking'e, kai žiūrėjau šitą viešbutį, aš galvojau, kad ten viskas parašyta, kad yra ir parkingas, ir viską, ir taip atrodė, viską taip jie patikė, kad lyg būtų nemokamas. Aš ateinu, mums čekinas tik 2 valandą, o mes čia jau atvažiavom 12. Tai sakau, galiu tipo mašiną palikti kol kas, nes aš tiek čia gyvensim. Sako, jo, 7 zlotų parai. Tai va, vis tiek reikės mokėti už parkingą, tai biškitas nelabai faina buvo, bet gal čia jau mano bairis, kad aš nepažiūrėjau. Tai dabar mes galvojam, kur nueit pavalgyt, va, Mišelė žiūri, kur galim pavakarniauskaniai. Ne pavakarniau, papietauti. Ir va, pasakysim, kur nueisim, kokią vietą ir pasakysim, koks skonis, ar ten viskas skanu, ar patinka ir parodysim, kaip tam maistas atrodo, tai susitinkam ten. Žodžiu, mes norėjom kažkur pavalgyti normaliai, bet taip gavos, kad vis tiek kažkokį kaip akrą realiai radom. Atėjom kažkokį shopping mallą, tai va dabar ieškosim ko čia užkas, tikiuosi nenueisim iki McDonald'o. Tikiuosi kažką rimčiau susirasim. Dabar va čia apsižinėsim, kas čia gero, kokių naujų parduotuvių ir taip toliau. Čia jau mūsų maldauja pinigų ponytė, viskas gerai. Aš irgi galiu pamaldauti pinigų. Kol kas šiaip viskas labai panašu kaip Lietuvoje, kol kas labai didelio kažkokio įspūdžio nepaliko Varšuva, kaip tiesą pasakius. Bet, pažiūrėsim, gal vėliau bus geriau, tikėkime. Užsisakėm čia picutę, bet kažkokią
Nu tokia. Neužuka pizzerija. Mes su Mišelė nelabai vertinom. Pasakyčiau, 6 iš 10 čia gerą dieną 6. Šiaip tai nelabai. Ne, 7, 8. Ne 7. 6-5. Yra pas mus visą lygį. Žodžiu, baigsiu valgyti, bet jau vėliau pakalbėsim. Aš nemoku lenkų kalbos, bet aš moku Igną bandyti kažką pasakyti. Ignai, можете? Šiaip aš čia apkalbėjau blogų dalykų apie Varšuvą, bet žiūrėkit, aš išeinu su Mišelė ir va toks. Mišelė, kas čia yra? Čia yra laikrodis. Sveiki. Užeikite, žodžiu. Čia jam turiu parodyti, jo aš jau nuogas, aš beveik nusirengiau, žodžiu, mes čia turim savo gražius rūbų pasidėjimus, žinau, čia yra slapta vieta, čia atsidaro duris, užeik. Čia va yra tualetas, vat viskas, čia ką jūs norite, viskas čia. Tualetą visi matė, man atrodo, gyvenime. Čia užeini ir tiesiog yra boso lova. Bet biškai kojas išlenda. Ir viskas. Kaip tai viskas? Čia ir baigėsi. Svarbiausia yra kas lempos. Gražų vaizdą gavom, čia net nežiūrėjau. Čia yra jūra, wow. Pažiūrėkit, koks vaizdas, balionas net krenta ten palei namą. Gerai. Jau bėgam. Nu tai hebridė, mes grįžom iš to shopping molo, kur aš jums prieš tai filmavau, mes nuvarėm namučio, įsičekininom, viską pasiruošėm, susidėjom daiktukus ir dabar mes einam į centrą, jau tiesiai, jau į širdį, į Varšuvos širdį, į visus restoranus, į gražias gatvytės. Paieškosim kokios kavinutės fainos pavakarieniauti, pavaikščiosim, paeksplorinsim, pafilmuosim jums fainų vietų. Ir va, o dabar tiesiog eisim 3 kilometrus, labai smagu. Tikiuosi neužils kelionė ir viskas paeis gerai ir dabar va keliaujam mes. Dar tokia istorija, čia mini, bet tiesiog tokia pagalvojau, kad jums galbūt įdomu bus kokie yra Lenkai. Nu, ne visi, bet tarkim Lenkų valytojas. Mes su Mišelė sustojame į Tuliką nulėję greit. Aš išeinu ir jie popieriaus niekur nepadėjo, o aš tų vėjelių nemėgstu naudoti. Tie, kurie pučia, tipo, nupučia vandenį, nes ten aš ir žiūrėjau videgų, kur, tipo, jie daugiau bakterijų palieka, negu tu tiesiog niekur nešluostydamas. Tai aš tiesiog toks su šlapiom rankom papurčiau ten Tulikę ir išeinu ir toliau dar purtau, tipo, koridorių. Valytoja pamato. Ir man kažką mane pradeda pult lenkiškai, pasižiūrėjau. Aš toks nerazumė, nesuprantu. Ir gal 2 minutės jinai man tiesiog kaip nežinau, kaip kokiam darželį auklėtoja kniso protą. Ir aš toks stoviu su Mišelė tokia gerai ir tiesiog palyvinau. Bet man įdomu, kodėl jos vis tiek toliau šneka. Tipo, tu parodai, kad tu jos nesupranti, tu jai nieko neatsakai, o jinai 2 minutės gal kalbėjo non-stopu. Tai va, čia tokias va istorijas pas mane vaikšto. Aš dar per podcastą kalbėjom, kad žiauriai norėčiau pamatyti dinozaurų šitos fosilės į tokį kaip muziejų. Ir mes čia einam ir čia realiai tiesiog apie dinozaurus kažkokias padėtas, va, išrinktas kaulai iš akmenų. Eik, tu savo kokio dydžio. Šiaip dar kokį dalyką pastebėjom Varšuvai, tai kai vaikštai jau eini prie pat centro tarp dangoraižių, yra įkišta žiauriai daug senovinių namų, tokių iš Sovietų sąjungos. Nu, nes realiai jos ir buvo okupavę Sovietų sąjungą, Vokietiją, tai išlikę tie visi seni namai ir jie tokie, nu nežinau, man tai toks abipusis jausmas, taip ir gražu ir kartu ir nelabai. Čia tas pats kaip pas mus Lietuvoje yra centras ir kartu ten yra mūsų Kalvarijų turgus. Pakeliui link centro įlindom į kažkokį čia Kalvarijų turgą Lenkijoje. Čia va taip pasidėję žmonės, pardavinėja realiai viską, ką turi. Nu, ten pasižiūri sudėti daiktai, batareikos, telefonai, mygtukiniai prieš, nežinau, net senesni negu Nokia 3310. Kuprinė kokia purvina, bet padėtų. Jo, kuprinė tokia suplyšus visa. Nu, tiesiog žmonės ką realiai turi namuose, kiek skurdžiai gyvena, kad jie tiesiog ką turi namuose viskas suneša ir bando parduoti. So nice here. Here is very nice. I love this place. It's so incredible being over here. I feel like I'm... Tu girdi pala, Mes su Mišelė žvengiam tiesiog, aš sakau, šitas kaip smurfai, tipo, kaip jų galva, tipo, plaukai tokie va.
Žiūrė, sako, ne smurfai, troliai. Pala, o tai troliai ir smurfai tas pats yra, parašykit in the comments, prašau. Tu ką? O tai kom jie skiriasi, pasakyk? Nu, man atrodo, smurfai yra mėlyni, mažiukai, o troliai yra kitokie, jie yra net atrodo kitaip. Čia yra Hotel Beloto. Čia yra Hotel Beloto. Čia hebra, jūs galvojat, kad mes Varšuvoje, bet čia iš tikrųjų yra Krasnaya ploščia. Čia mes iš tikrųjų esam Rusijoje, jūs esat apgauti. Bet realiai, kai pamačiau, aš galvoju, čia tikrai Krasnaya. Nu šitą raudonoji aikštė. Tai, nu turbūt, jo. Jo? Jo. Tai čia raudonoji aikštė, hebra. Žiauriai gražu. Wow, dabar man patinka Varšuva. Jau dabar, jau kažkaip perkalbinė. Man patinka Maskva, dabar labai patinka, tikrai žiauriai gražu. Žirgai, net čia Mišelė tau karietą užsakiau. Žodžiu, mes dabar josim ir eksplorinsim visą Maskvą, Kodėl pasė tiesiog ančiukas rankai, pažiūrėkit. Mes dabar einam ten yra labai gražu. O, hebra, pažiūrėkit. Tiesą pasakys, galvau, gražiau bus, bet vis tiek pažiūrėkit. Realiai nieko. O, nu va čia gražu gerai. Oi, sau. Ten va, stadionas. Ne, nežinau. Va ten va, matot? Man atrodo, mes ir toje aplankysim futbolo stadioną. Pasakykit, ar jums įdomu. Man įdomu, jums gal ne, bet man įdomu. Quiero ver tu beso. Verde contigo, Spėkit, kur Mišelė šiandien nori vakarieniauti, pačioj brangiausioj vietoj. Ne. Pačiam centre. Bet aš nežinau, ar mes čia šiandien neįsim. Tai gerai, neįsim. Oi, mane vos neįsim. Žodžiu, aš dar turiu tokią sieną jums parodyti. Einam kartu. Mišelė, jis gyvas ar ne? Galiu prieiti? Gali. Ne, jis negyvas, Ignai. Rimtai? Čia tiesiog statula, tu ką, nesveikas. Čia prašom. Jakie cena? Nie, taki Bartek nie, proszę nagrać sobie. 45. 45? Zlot. 45. Говори по-русски? Nie, Nie? powiem, że Сколько? 40. Michał 3-0, I buy. Polska, no. 3-0. I buy right now, okay? I understand, but I can't say. No? 3-0. I want this. You buy 10 of them, then yes. Why 10? I want... Because if you buy many, I can make some kind of discount, yes, but this kind of discount, 50 45. one item. 45, yes? 45. Jis mane užpuolė vaikai. Nepavyko man susidėrėti, kodėl jinai tokia... Man atrodo, aš gerą... Man atrodo, aš žiauriai gerą dylą jai daviau. Realiai, aš jai... Jinai dėl 2 zlotų man nepardavė. Jinai negalėjo nueiti 2 zlotai žemiau ir jinai man vis tiek nepardavė. Viskas, aš supikau, aš nebenoriu šaliko. Aš noriu kavos. Mes einam pirkt kavos. Nieks apie Zapką jūs negirdėjot istorijos. Yra parduotuvė pas jos Zapka, kažkoks kaip ekipas mus ir man skamba kaip pagrieb. Aš galvoju, aš padarysiu brendą Lietuvoj. Pagrieb. Kaip jums pasakykit, parašykit komentarus, ar gerai idėja parduotuvė. Viskas. Kam tu čia dabar gėdijas? Gali tu vos neiškritai, o ne? Aš vos neiškritau. Bet jis žinos, kad čia negalima laipioti. Aš prižiūriu Varšuvą, čia nebus kažkokių stovi, kur nori iš viso. Taip, tai daro, ką nori, tai reikia mokėti už parkingą reikia. Taip, aš moku 20 eurų už 2-4 valandas, o jis ką daro? Prisparkavo čia stovi ramus. Mes jau kažkur nublūdėjom su Mišelė ir priėjom kažkokią tvirtovę. Čia Lenkai gynėsi nuo nežinau ko, bet jie tikriausiai gynės nuo daug žmonių. Aš norėčiau čia įlįst kažką pafilmuoti, bet man viską užstoja žmonės. Ir jie visi čia fotkinas, lyg būtų labai daug vaizdų. Bet nežinau, man tai čia nelabai vaizdai, bet nežinau, jam gal patinka. Mišelė va tokį ledą pasiėmė. Manęs kažko paklausė? Skanu? Normaliai. Dak man. Turėjom nueiti valgyti su ribos. Tai dabar einam. Dabar aš jau nenoriu.
Nieko kažkoje neskanus. O tokiai vietoj mes sėdėm dabar. Jūs nesuprantat, su Mišelė vaikščioti užsienį, aš realiai inkstų savo išvaikščiojau. Aš dabar atsisėdau ir man tiesiog yra kaifas. Tai mes iš čia nepajudėsim tiesiog kokias 4 valandas, manau. Ne. Ir pečiom eisim 4 kilus namo. O namo važiuosim su paspirtukais, nes aš... Ne. Ne. Užsisakėm sriubytės. Realiai kaip bomžpakas, nu tipo gal biškai geriau negu bomžpakas, bet beveik be druskos, tai Mišelė net įsidėjo druskos, kai jinai be druskos valgo. Tokia dabar dilema, kad mes čia pavalgom ir va ten už keliasdešimt metrų yra McDonald's, kur mes pavakariniausim. Kuris niekada nepasišiks, niekada ne. Jo, McDonald's visada bus ahujienas. Va. Žodžiu, prieš kelis metus aš buvau Lenkijoje stovyklų, ten futbolą, nesvarbu. Ir aš iš ten gavau, ten kažkur, man atrodo, nepamenu, kažką pirkau ir turėjau 100 zlotų. 100 zlotų. Ir aš jų nieko su jais nedariau kelis metus, galvojau, tikrai varysim kažkada į Lenkiją ir juos išnaudosim. Ir aš dabar juos išsitraukiau susimokėt kaviniai, ištraukiu 100 zlotų, duodu, žinai, viskas okei. Jie nusineša, po kokių 5 minučių grįžta padavėjas su kitu, sako, čia netikri zlotai. O aš tik sėdžiu, ką? Ir tipo, sako, ne, ir ištraukė tipo tikrus zlotus, sako, va, palys, sako, čia popierius, tiesiog, o aš niekada, žinai, nesigilinau, nežinau, kaip tie zlotai atrodo, tiesiog pasiėmiau tos zlotus ir viso. Ir man tiesiog kažkas pakišo netikrus zlotus prieš, ir aš tiesiog buvau apskemintas ir aš kelis metus tiesiog to nežinojau. Ir dabar aš atrodžiau, lyg bandžiau juos tiesiog apgauti ir man taip gėda pasidarė. Ir aš pirmą kartą tokią patirtį turėjau ir jie tokie sako, jo šitai kaviniai irgi. Tai va toks abairis, tai aš nežinau. O kaip jisai suprato? Ne, tai matosi, jie, žinai, kai jie įpratę matyti gal šitą kultūrą. Jo, nes jie sako, tipo, popierius labai. Čia popierius, va. Nu, ką tu padarai? Jo, čia tiesiog realiai popierius yra. Eik Ir dabar išmetam 100 zlotų. Ateinam, išmetam. Čia dvacokas kažkur mažiau biškai. Atrodo, lyg aš skeminčiau, dabar jaučiu galvoju, kad aš bandžiau O gal tu namie darai kažkur kaininis? Jo, aš kopijuoju. Būtent lenkiškus. Čia viešbučio lifte reklamuoja kažkokį kaip atlikėją, aš nežinau. Čiuvakas kaip Putinas atrodo man vienam. Ai vaibina čia, daug ko nori čia. Ai vaibina čia, daug ko nori čia. Nereikia man tavo atmazų, nereikia man tavo tų frazių. O žiūrėkit, čia yra Big Benas. Vat kol kas man labiausiai, kas Varšuvai patinka, tai va šitas pastatas. Tikrai wow. Labai faina šitą lempą. Aš tikiuosi, kad jis atsivaizduos per kamerą, jau ką aš dar įmesiu fotkę, kurią ką tik nufotkinau. Kaip sužinot, kad kola buvo nepirkta gal 10 metų. Tai tiesiog pasidarius raudoną. Eksplorinom Varšuvą, dar vis einam iki savo kepyklėlės. Jinai taip toli. Atėjom į, kaip ir žinoma, Novy Svet Street. Aš nežinau, ar teisingai pasakiau, kas moka lenkiškai, pasakykit man. Bet žodžiu, čia tiesiog jinai eina, taip sukas realiai kaip Palangoj kokia nors Basanavičiaus gatvė, man atrodo. Aš taip sakyčiau. Tai va, tai čia turėtų būti visokių ir kavinučių daug. Ir sakė, kad skanių yra šitų bandelių, ne bandelių, kaip ten tie donuts. Žmonės ant šitų daiktų, nežinau kaip jie vadinasi, tiesiog ekskursija. Fainai. Tipo, nereik vaikščiot važinėjus už tais daiktais per centrą ir tavo ekskursija veda. Gal reiktų pasiimti mum tokį, ne? Pasakykit mum į komentarus, ar daug praradom, kad su šitais nevažinėjom ir nedarom savo ekskursijos. Ir va, mes jau kažkokį atradom Lviv croissant. Tai mes čia tikriausiai ir apsistosim. Mišelė, kaip vertini? Mišeliai nepatiko kavos aparatas, dėl to mes išeinam iš čia ir mes einam į kitą kavinę ieškoti, kur bus Mišeliai patinkantis kavos aparatas. Tiesiog jie ne patys daro kavą, jie ten paspaudžia tą, kaip kolonėliai, taip. Nu jo, bet kolonėliai skaniau, nes ten visą laiką skanu man. Tai va, tai dėl to mes dar toliau einam ir negalim niekur apsistoti. Man jau nesvarbu, ką Mišelis sakys, bet mes valgysim čia. Čia taip fainai, toks fainas dizainas, viskas taip violetiniai rūžava. Labai faina, man atrodo, mes čia eisim sėst. Eisim papusryčiauti, visko. Jo, einam čia. Žiaurus vaibas. Tai aš noriu užsisakyti šitą, aš noriu šito. O man ir šito noris, ir šito.
Čia žiauriai viskas skanu, Mišelė. O ką jūs mėgstat labiausiai, kai jeigu išvarot kur nors kitą šalį, jūs turit kažkokį mėgstamą pusrytį ar ne? Ką mes su Mišelė pastebėjom, kai mes varom ten, kai buvom ir Palangoje, ir Graikijoje, ir visur, kur būdavom. Realiai, kai eini ir žiūri kavinės ir kur daugiausiai žmonių, net nesvarbu, kaip atrodo ta kavinė, ar gražiai ar ne, tiesiog kur daug žmonių, visada bus gerai, visada. Tai mes ėjom, čia dar žiauriai gerai atrodo, taip stilingai, bet pilna žmonių, palyginus su kitom kavinėm. Nu, dar neatėjo maistas, dar negalim pasakyti, bet nu, kaip atrodo, tai žiauriai skanu atrodo. Bet ir sakau, ir Vilniui tas pats irgi, nepamenu, mes buvom kokiai mes ten buvom. Žodžiu, ten prie Helios City, prie Vingio kino teatro netoli. Tokia yra irgi pusryčių kavinutė. Kavos era. Ten vat irgi daug labai žmonių. Ne kavos era. Kažkokia kavinutė, gali pasižiūrėti, netoli dar kafe. Irgi. Taip pat labai daug žmonių ir labai skanu. Tai žodžiu, jeigu jūs ieškosit kur pavalgyti ar dar kažką, tai žinokit, kad ten kur daug žmonių, ten reikia eiti. Kavos era, teisingai buvo pasakyti. Kavos era, teisingai. Aš atsakiau va tokį čia daiktą, čia kažkoks pomidorų padažas su kiaušiniais ir donytė. Žiūrėjus, skaniai atrodo. O Mišelė Benedikto kiaušinių su croissanu. Davai, tu atsikandži dabar? Šiaip su avokadu ir kalendra, tai aš nežinau, ką patys. Man viskas patys, bet aš tavo nevalgysiu, aš tavo valgysiu. Jo. Jo, gerai. Atrodo, realiai paprastai. Atrodo, kad aš pati galėčiau ramiai šitą pasigaminti. Tai fakt. Nu, padažą reikia. Nu, padažą, jo. Nu. Karšta? Tai nes šita žiauriai karšta, va šitą vėl. Bronca. Čia biški užtruks laiko, kol aš... Nenori tu uždėti ant duonos? Ai, bet gal ne. Tai aš darysiu taip. Okay. Jo, čia mano tema. Gerai, mes suvalgysim ir viskas. Noriu labai ką pasakyti. Aš atsiemu žodžius, čia buvo skaniausia, ką aš valgiau. Skaniausia? Jo, man labai patiko. Mes privalgiam, tai nesveikai. Va, viskas tuščia. Baiginėjame gerimukus. Kas čia? Niekada nepalieku tuščiai, nu dar, kad tau nepalieku, nes man tiesiog tiek buvo skanu. Jo, mes va, vėl mūsų teorija, kur žmonės, ten skanu. Kur mane Mišelė nusivedė. Mišelė ta, kuri valgo guminukus non-stop, tai čia va. Mes su Mišelė vėl užėjom kitą saldainių parduotuvę ir čia šalia yra padaryta toks, kur tipo, nežinau, ar jūs matėte TikTok'e, kur tipo taip cukrų volioja, ten įmaišė skirtingas spalvas, labai karštas, tada taip sukerpa ir gaunas tokie saldainiukai. Ir čia va tokie va, kimarina. Ir aš galvoju, tokiam va įdėti, kad galima pasimti ir valgyti. Mišelė sako, čia dekoracija. Bet aš noriu valgyti. Kai mes taip įsitikinę sėdim čia, jeigu ten daug žmonių, turbūt niekas nieko nedarys. Nes čia irgi žmonės sėdi. Mes čia tipo laukiam, kad bus pasirodymas, tipo darys. Gal yra kažkokios valandos? Tiesiog atsistėdom čia ir sėdim dabar. Aš... Negali mane žiūrėk. Čia mums geriausia atrakcija visą dieną. Mes taip susėdom ant kėdutės kaip kokiam darželyje ir tiesiog stebim. Bet jie šiaip realiai įdomiai daro, jie ten visokias spalvas įdėjo į tą cukrų. Ir va dabar čvakas nežinau ką daro, tai tiesiog daužo tą cukrų į sieną. Ai, tipo ištempė ir taip pakeičia spalvas. Ha? Jo. Nes jis prieš tai buvo toks karamelės spalvos toks. Mes ką tik supratom, kad mes tiesiog kažkokiam gimtadienį. Mūsų uždarė.
Aš dar Ignai sakau. Aš dar sakau. Ir jie, tipo, jie daro tos saldainius visus ir tipo, pradėjo vaikus kvies, kad, tipo, kas nori padaryti patys. Ir ten pradėjo vardais kviest. Mes tiesiog atėjom kažkada gimtadienį tiesiog. Dai, mums reikia bėgti dabar. Mes taip tipo tichariai išeisim. Tiesiog einam stokis. Maldauju, bėgam greičiau, kol mūsų čia neparyžo. Aš negalėsiu atidaryti. Tai perlip. Parbu. Dabar einam. Negaliu. Mes tiesiog nemokamai gavom turą. Čia kažkoks užėjimas į universitetą, aš nežinau. Tai mes tiesiog eisim per šlagbaumą. Vilniaus universitetas čia. Mišel, neviršk greičio. Žiauriai gražu. Čia universitetas realiai, bet pasidomėsim kokį, bet... What the fuck? Tai mano naujas draugas, pažink, jo valdas Alfredas. Čia galima jau sėdėti. Gal. Alfredas? Jis yra Alfredas. Pasiekių nėra, nežinau, kurios dingo. Hello, my friend. How are you? I'm good, you. Weekend in... Kodėl mes bulinam statulą? Gerai viskas. Gal čia koks Mickevičius sėdė, o mes žvengiam. My ballerina, bet iš tikrųjų aš filmavau čia va. Man labai gražu pasidarė. Ir tipo tokie kačiokai, jie laiko šitą visą pastatą ant savo pečių. Kaip sudainuoja? Ten čiuvakas dainuoja. Mes tiesiog dabar įlindam į kažkokį nemokamą Varšuvos universiteto muziejų, man atrodo, čia štai vadinasi. O taip tas pastatas atrodo iš tolo. Ir čia va tokie va visokie, nežinau kas jie čia buvo, gal mokytojai. Ir čia kažkodėl yra bizonas, ar koks iš čia. Bet kaip tikroviškai atrodo. Mišelė, čia tu prieš milijoną metų. Čia mano priparkuotos mašinos. Čia Čekija. O mačiau tiek superkarų, kiek nesu matęs Vilniui per visą gyvenimą. Čia man žiauriai patinka. Čia žiauriai gražu, taip atvira, aš nežinau, net kaip apibūdinti, net toj nutrenks. Dar mano... Bet ir čia yra kažkoks pagrindinis jų parkas. Mišelė, o ten filmuojam. O čia yra pagrindinis jų parkas. Ir mes dabar einam ten pasivaikščioti, pažiūrėsim, kas ten gero. Žodžiu, mes supratom vieną labai svarbų dalyką, kad fainiausia turbūt, kaip varyti kokią Varšuvą, Čekiją, tokias sostinės, geriausia yra eiti be plano. Ir tiesiog, pavyzdžiui, pamatai kažką gražaus, užeini. Ir mums, nežinau kaip kitur, bet Varšuvą mums labai pasisekė dėl to, nes mes užėjom į vieną vietą, pasižiūrėjom, kaip saldainis daro, į kitą muziejų, į trečią, dabar, pavyzdžiui, pastebėjom po kairę parką, gerai, nuvarom. Ir toks be plano, bet ir išeina, kad daug padarai ir daug pamatai. Tai labai geras dalykas. Vaikštom, užsinorėjom kažko atsigerti, pasiėmėm tiesiog... Čia parašė kažką. Dne tai dienos, tai reiškia geros dienos. Pasiėmiau bubble tea. Ignas jo paragaut. Negeria Vilniui, bet nusprendė čia paragauti. Taip. Jaučiu skanu, nes tiesiog bus saldu ir skanu su sirupu. Ne? Aš labai noriu gerti. Daug šitų šudukų yra. Normaliai, bet sakyčiau, man Formosa net skaniau. Saldu tiesiog ir paprasta. Nes Formosai tu gali pasirinkti pasiflorų gėrimą. Ką tik susidėliojom savo likusios dienos planą, tai dabar mes einam į Varšuvos universiteto, ten toks yra ant stogo kaip padarytas gardinas, ten tipo augalai visokie faini, nemokamas įėjimas, tai pagalvojau, kodėlgi nenuvarius. Tai dabar mes ten einam, ten kilometras kelio, greitai dabar čiuk nužygiuosim, jau biški pavargę, bet reikės pasistengti. Ir tada 15 zlotų žmogui varysim į tą pastatą, kur aš jums jau filmavau. Ten toks su laikrodžiu, kaip Big Benas atrodo, kur aš jau prikolinau. Tai mes eisim į jį, ten bus mokama 15 zlotų žmogui. Tai čia realiai apie 4-3 eurus kažkas žmogui. Nu tai žiauriai pigiai iš tikrųjų.
Tai va ir ten nuvarysim, jums viską aprodysim, tada lėksim namučio. Ir aš dar norėčiau nulėkti, tai tikriausiai sėsime mašiną ir nuvažiuosim į stadioną. Tai futbolo stadionas čia yra Varšuvai toks. Žiauriai didelis ir man kaip futbolistui labai įdomu, dėl to mes nuvarysim. Dabar mes einam ir susitinkam Gardine. Mes su Mišeliu jau mirštam. Tai vidury miesto tiesiog darom tempimus. Nes kojos nebelaiko, aš nežinau, kaip galima tiek vaikščiot. Mes lašai vaikštom. Aš bėgt labiau moku negu... Aš tai vaikščiau, bet lašai vaikštom. O! Gerai, let's go. Čia mes vis dar einam link to Gardino, kur sakiau Varšuvos universiteto, bet tiesiog man toks labai gražus tiltas pasirodė, tai galvojau, nufilmuosiu, jums parodysiu. Tai žodžiu, šiandien nebus sodo, nes kažkas vyksta, neįsivaizduoju, niekas nešneka angliškai. Sako, kad čia kažkoks renginys vyksta ir reikia turėti kažkokią ar kortelę, ar apyrankę, kad praeiti. Tam buvo atidaryti vartai, aš tam tie apsauginis to, aš tiesiog atidarytus vartus įėjau. Ir jis man, nema, kažką man pradėjo batanį, sakau, English. Sako, ir man toliau, lenkiškai, tiesiog lenkiškai mane išvarė. Ir ukrainietė man padėjo ir viską. Ir ukrainietė sakė jo, kad čia tipo kažkas reikia kažką turėti, net nusipirkti negalima. Tai mes išeinam dabar iš to sodo, nieko nepamatę. 3 valandas iki... Ir dabar einam į tą Big Beną su laikrodžiu, kur pasakojau. Ir ten pabandysim jau užeiti, nes ten jau mokama, tai tikriausiai mums jau ten pavyks, tikiuosi. Tai priėjom pagaliau šitą palat kultūrį in IT, nežinau, ką tai reiškia. Pažiūrėsim, išsiaiškinsim. Ir važiuojam į vidų, pažiūrėsim, kas ten gero. Turiu aš savo reikalų, turiu. Biškai eilutę pakliuvom, čia galvojom, greit praeisim, bet iš tikro yra va tokia situacija. Nusipirkom 2 bilietus už 20 zlotų, ne, 2 po 20, tai už kiam zlotų, kad užkilti viršų ir čia bus visa 3 panorama visos Varšuvos. Tai labai įdomu, kokie ten vaizdai bus. Tai dabar laukiam lifto. Nelabai malonu. Ale mnie boli głowa. A już ci przychodzi. Ai, čia aš galvoju, kad... Kai jūs pirmie matot, aš ne... Wow. Žiauriai gerai atrodo, mes taip aukštai. Iki kamerų prašau. Eik tu sau. Čia iš kitos pusės. Mes grįžinėjom jau atgal į viešbutį ir užtaikėm ant gėjų parado tiesiog. Nu, ne tik gėjų. Nu, kaip LGBT, galime eiti net per gatvę. Čia va uždarė visas gatves, sustabdė šitos tramvajus, visus važiavimus dėl šitos eisenos, o žmonių, eik tu nafik, toks kiekis. Visi su vėliavom, visi miestus, mes galvom, kodėl čia visi su vėliavom vaikšto visą dieną. O jų čia tiesiog... Čia jie tiesiog, eik tu savo. Mes turėsim praeiti. Susiliesim tai. Mums reikės susilieti su... Gerai, chebrytė, tai čia yra mūsų paskutinė diena Varšuvoj. Čia tiesiog 2 diena, mes čia 2 dienas pilnas. Rytoj važiuosim namo. Tai kas mums patiko, kas mums nepatiko Varšuvai, tai visų pirma, šiaip miestas labai gražus. Visa Varšuva, visi namai tokie visai atrodo jauni, nauji namai tokie atrodo išlaikyti, bet jie nėra išlaikyti, jie tiesiog yra realiai nauji, nes visą miestą perstatė prieš kokius 7 metų gal, nes čia vyko karas ten su vokiečiais. Man atrodo, Sovietų sąjunga irgi jos puolė, tai dėl to buvo visas realiai miestas susprogdintas, bum, šakalaka, nieko nėra. Ir jie per 10 metų perstatė visą senamiestį, viską, ten beveik visi namai, tai dėl to jie taip per visai, neblogai atrodo. Ir kas mums realiai patiko, tai kad tiesiog daug žmonių ir
nėra visi Lenkai, daug ir užsieniečių irgi yra. Ir kavinučių, kiek tik noriu, va, tokių dangoraižių, jeigu nori pamatyti, irgi yra tikrai kaip kokiam Dubajui. Senamiesčio, jeigu nori senų namų pamatyti, irgi yra daug kavinučių, kavytės išgerti, visko tikrai yra. Kas nepatiko, kas man nepatiko. Nežinau, neturiu minusų, tai reiškia, čia tikrai reikia apsilankyti, čia yra tikrai smagu, kai palendi po tas visas gatvytės, į tos visas vietas fainas. Tai tikrai geras vaibas, tai aš manau, kad čia galim grįžti, gal ne dviese, gal labiau su chebryte, kad, žinai, patūsim kažką, bet šiaip man labai patiko, smagu, sakau, ir dar ne pabaiga, dar varysim į kokį bariuką užeisim ir taip toliau ir panašiai, dėl to susimatysim. Nu tai ką, chebryte, mes jau Lietuvoje išvažiavom iš Varšuvos, jau esam Kaune, nedaug liko namo. Tai kaip kelionė ir kiek mums viskas kainavo, tai maždaug apsiėjo 450-500 eurų kažkur dviem, su atvažiavimu, su maistu, su apgyveninimu. Tai aš nežinau, čia dviem dienom daug mažai, nu aš manau taip nėra Lenkijoje taip pigų, kaip būdavo anksčiau. Kūras ir maistas yra labai panašu, nieks nelabai, žinokit, pasikeitė. Tiksliau, pabrangėjo, o ne papigėjo. Praėjau musę. Žodžiu, tai labai ačiū, kad žiūrėjot šitą vlogą. Greitai ateis naujų, aš žymiai dažniau pradėsiu kelti video. Ačiū labai. Parašykite komentarus, kas patiko, kas nepatiko ir ate.